Šiuo metu yra vykdomas įsakymas dėl mūsų valstybės pinigų išgryninimo. Kokių jūs turite sąsajų su švedais? Jūs manote apie jo, šis toks neblogas. Ar pats sulochėjęs ant tiek, kad normalaus turinio jau nebesugeba pateikti? Sveiki visi, ponios ir ponai, mano vardas yra Paulius Mykolaitis, dar geriau žinomas kaip Paul Demiko, bet jums greičiausiai iš vis nežinomas, bet tai visiškai nesvarbu, nes šiandien čia su manimi studijoje yra premjerė Ingrida Šimonytė. Sveiki. Labas. Kaip laikotės? Puikiai. Girdėjau, kad bandote užimti Lietuvos, čia skamba labai taip per jėgą užimti, bandote užimti Lietuvos prezidento postą. Siekiu laimėti rinkimus. Tai sutinkam su teze, ar ne, kad žmonės turi būti geros nuomonės apie jūs, kad už jūs balsuotų. Nu, nes jums reikia balsų, aš kaip suprantu. Tenka sutikti? Tenka sutikti, ar ne? Ir kur yra geriausia plotmė rasti atsiliepimus apie jūs? Aš galvoju, geriausia plotmė tai yra pakalbėti su žmonėm. Ai, pakalbėti su žmonėm. Ai, ne, visiškai nesutinku. Ne? Aš manau, kad Facebook'e yra labai gera. Okay. Yra labai gera erdvė rasti gerų atsiliepimų apie jūs. Ar jūs skaitote kitus komentarus apie save? Specifiškai aš komentarų apie save neieškau. Neieškot. Supratau. Tai šiandien čia tie komentarai surado jūs. Jo, jums nereikės jų ieškoti. Jie yra štai čia. Vat. Paskaitom kelis komentarus apie jūs. Gerai, pasižiūrim. Gerai, pirmasis komentaras, kurį mes turime. Darius rašo, ar ne? Tai šėtonytė iš savo babkių į tegu perk, a ne mūsų pinigus traten. Toks va yra komentaras. Supratote, ką pasakiau? A ką perkt reikia? Aš norėjau paklausti, kaip jums atrodo, koks kontekstas, po kokiu straipsniu. Čia buvo toks populiaraus portalo straipsnis, kaip jums atrodo. Tai gal apie gynybos išlaidas gal kas nors? Jo, visiškai teisingai. Jūs Lietuva Ukrainai nupirks apie 3000 dronų, buvo čia toks jūsų pareiškimas. Tai va, tai sako, jūs pirkite tos dronus, va pati. Na, aš pati neperku, bet tikrai nemažai remiu visokių iniciatyvų, kur geri žmonės Lietuvos perka dronus, sunkvežimius ir iš savo pinigų tikrai tą darau. O šėtonytė, kaip jums patinka šis? Šitas senas bajeris dar iš... Čia labai senas bajeris, ne? Praėjusių rinkimų sezono turbūt bajeris, kažkam atrodo, kad jis yra labai juokingas, nu, tai tebūnie, tiesą sakant. Nes šėtonytė. Čia buvo toks irgi populiaraus portalo straipsnis, man atrodo, jūs 2022 laimėjote metų moters apdovanojimą politikos srityje, nu kažkas tokio. Buvo. Jo, ir žmogus vardu Evaldas komentavo, ir čia man labai įdomios detalės. Kaip švedai sako, katastrof. Tai vis pirma, ar jūs šnekat švediškai gal, kad čia buvo labai specifiškai išskirta, kad kaip švedai sako. Šiaip visas straipsnis yra lietuvių kalba, aišku, bet jis kažkodėl turėjo labai pabrėžti, kad kaip švedai sako. Kokių jūs turite sąsajų su švedais? Čia kažkas apie tas patrankas negražintas, taip? Galimai žmogus pat Švedijoje gyvena ir dažnai tą girdi, bet aš galiu patvirtinti, kad švedai turi tokį žodį kaip katastrofa. Ir sako katastrofa. Nebūtinai negirdėjau, kad švedai tą sakytų apie mane. Ar šiaip apie žmonės, pavyzdžiui. Bet, nu, kad tai tiesiog žodis toks pats, man atrodo, čia toli vaikščiot nereikia, kaip mes sakom katastrofa. Taip jie sako katastrofa, apie ką sako, nu, apie ką nori. Nu, bet pavyzdžiui, Evaldai tikriausiai pasirodė, kad bus protingiau švediškai, jeigu jis išreikš savo nuomonę. Nu, gal jis čia kažkaip yra susipažinęs su mano biografija ir žino, kad aš šiek tiek švedų kalbos esu mokiusis. Tai fanas. Tai gal. Prašau, tai rinkėjas reiškės. Tikėkimės. Labai gerai. Taip, čia norėsiu, kad spėtumėt, koks yra šio straipsnio, po kurio buvo rastas šis komentaras kontekstas. Didžiausi nesveikinimai, prie to pačio atiduodu savo vakciną. Galimai tai buvo koks nors portalo tekstas apie tai, kad Šimonytė švenčia gimtadienį. Taip, visiškai teisingai, gimtadienis. Nes aš skiepijausi nuo COVID-o, man atrodo, ar savo gimimo dieną, ar kažkuo labai panašiu metu, tai gal todėl žmogui iš to pasidarė dvigubą progą. Ir manęs nesveikinti ir dar vakciną atiduot, dovanot kažkam. Taip. Supratau, tai iš dvigubai persišovėt savo koją. Tai va, tai kalbant apie gimtadienį, tas pats straipsnis. Eik tu peklon, dar viena skorpionė. Kaip ir dulkys. Bet aš noriu pasakyti, kad skorpionas yra ir Agnė Širinskė. O jūs tikite horoskopais ir zodiako ženklais ir kaip jie gali daryti įtaką politikoje turbūt? Nu čia žmogus akivaizdu, kad turbūt tiki, jeigu išsako būtent kritiką tam. Kur jeigu žmonės ją naudoja taip niekam nekenkdami, ten dovanoja kokius nors ten pakabukus su zodiako ženklais ar pagalvėlės ar kažkaip kitaip, tai, nu, ta prasme, yra ir nekenkia. Bet jeigu žmonės jau pagal tai pradeda savo gyvenimą planuoti, kad ryte išsiaiškina, kokiam name ten yra koks daiktas ir kokia diena bus ten kokiam ženklui ir
kaip reikia gyventi tą visą dieną, nu tada man atrodo, kad čia yra žiauriai didelė komplikacija gyvenime. Kitas komentaras įrašo anonimas, kaip būtų liūdna, nepatvirtintais duomenimis, jau gera pradžia, ar ne, šiuo metu yra vykdomas įsakymas dėl mūsų valstybės pinigų išgryninimo ir išvežimo į užsienį. Taip, klausykit, palaukit. Čia jau visai kitoje šviesoje nusišviečia ir Šimonytės, ir Čmilytės apsaugos atsisakymo įstatymo pataisos. Pagalvokit apie tai. Kas gali paneigti, labai gera pradžia, kad Šimonytė prisidengusi atostogomis, ir atsikračiusi apsaugos, prašau, išvežė kažkur į užsienį išgrynintą valstybės biudžeto dalį. Išda. Čia tai protingai neparašė. Biudžeto dalį, taip. Tai žiūrėkit. Tai prašau. Čia šitą komentarą žinau. Šitą jūs esat pasikabinusi pas save. Jo, ir kadangi aš esu, vis tiek labai logiškas žmogus. Aš norėčiau to žmogaus paklausti, tai ką man reikėjo atsisakyti 4 vyrų su 2 mašinom, jeigu aš noriu išvežti biudžetą į užsienį? Nežinau, gal jūsų kišenės labai Jūs įsivaizduokit, kiek jie galėtų padėti man pakelti. Bet jums reikėtų atskaičiuoti. Gal jūs, pavyzdžiui, jūs esate labai ūkiškas, sakėte, jūs pati mėgstate. Jo, bet čia yra 4 žmonės ir 2 mašinos. O aš esu viena, kiek aš galiu mašinų vairuoti vienu metu? Teoriškai jūs čia su Čmilytė dviese jau esat. O tai su Čmilytės apsauga tai jau yra 8 vyrai ir 4 mašinos. Tai čia visiška nesąmonė, ta prasme niekaip negalima, čia logiškai niekaip negalima paaiškinti, kad dėl to reikėjo atsisakyti apsaugos. Tai jeigu jūs darytumėt šį apiplėšimą, kurio beje jūs negalit paneigti, kad nedarot, tai jūs pasiliktumėt apsaugą šiaip. Aš norėčiau pirmiausia sugalvoti, kur aš galėčiau išsigryninti biudžetą, nes man tai yra, nežinomas, ta vieta aš jos dar nežinau. Čia yra tas momentas, kur mano smegenys suveikia, kur gerai, man nesvarbu, koks politikas čia daro, bet ar mūsų biudžetą galima tiesiog išsigryninti, čia pirmas dalykas. Tai čia būtų taip pat, kaip kas nors pasakytų, kad aš elektrą išsivežiau rankinukę, ar ten internetą Lietuvos išsivežiau rankinukę. Elektros, ar ne? Aš susidėjau internetą į rankinuką ir išvežiau į užsienį. Tai neįmanoma biudžeto išsigryninti, šiaip jau. Šis straipsnis yra, jeigu, čia man atrodo buvo straipsnis, tai buvo nuomonė, viena iš portalų, jeigu alga priklausytų nuo darbo rezultatų, tai Šimonytė turėtų gauti minimumą. Čia toks, kaip sakoma, opinion piece, ar ne? Ir rašo komentarą Živilė. Realiai, už tai, kiek pridirbo, turėtų negauti atlyginimo ir dar pati susimokėti 3,5 tūkstančio eurų į mėnesį valstybei už patirtą žalą. Čia pradžiai. Man tai tiesiog labai įdomi yra šio irgi komentaro logika, dėl to, kad aš galvoju, irgi visai įdomi sistema, ar ne? Aš, pavyzdžiui, esu valdžioje ir aš galiu kaip ir tada daryti žalą valstybei ir man tiesiog beliktų susimokėti 3,5 tūkstančio eurų. Čia matyt, kad žmogus turi minti visai ką kitą. Tiesiog jai nepatinka, kaip aš dirbu ir jai atrodo, kad visas mano darbas yra žala. Bet visą žalą galit padengti. De facto visą to žalą tokiais atvejais jau, kai kažkas padaro tikrą žalą, nustato teismai. Richardas čia komentavo ir aš jau nebesuprantu, kaip čia bando šitie žmonės prieiti prie tos jūsų kritikos, toj palaukit, jūs suprasit. Komentaras yra toksai. Ji protinga moteris, bet turi minusą, kad valdoma Landsbergių. Labai įdomus komentaras, nes jis toks pakankamai civilizuotas, jisai pirmoji, toks čia kaip tas kritikos sumuštinis. Tai pirmoji dalis, ji protinga moteris, bet turi minusą, kad yra valdoma Landsbergių. Tai čia, ar jau čia tas yra žmonių segmentas, kur mes jau nieko nebepadarysim, niekaip šitos Šimonytės neišgrūsim iš valdžios, vis laiką čia bus, tai dabar reikia kažkaip pradėti gal gražiai su ją bendrauti ir kažkaip kitaip formuoti nuomonę aplink ją, ar ne? Ką jūs manote? Ne, aš manau, kad čia tas atvejis, kai žmonės pripažįsta, kad gal aš daug nenusišneku ir gal vieną kitą dalyką galbūt net ir kalbu taip, kaip jiem irgi turbūt atrodo, kad taip ir yra, arba bent jau mano argumentai jiems kažkaip neprieštarauja logikai ar jų pasaulio supratimui, bet reikia surasti ką nors, kas netinka, tai tada netiks koks nors Landsbergis. Supratau. Tai realiai čia jaučiu, kad jūsų ir Richardo politinės pažiūros gali būti net iš vis sutampa ir tiesiog jį kažkaip biesas ima jam nuo to sąsojos su Landsbergiu. Galimai, jeigu aš priklausyčiau kokiai kitai politiniai bendruomeniai, gal jam būtų lengviau už mane balsuoti. Dabar taip galėtų būti. Jeigu Šimonytė būtų išrinkta prezidente, garantuotai būtų karas
Tad gerai pagalvokite prieš balsuojant. Čia rašė Viktorija, bet aš galvoju, ar tai Viktorija niekada neatsidarė jokių portalų ir jokių naujienų. Ji nežino, kad karas jau nežino, yra. Kad jis tiesiog yra, jis tiesiog yra. Bet tokio tipo komentarų yra visai neblogas žanras, kad jeigu išrinksite Šimonytę, tai bus karas, tai bus pandemija, tai bus visi dalykai. Migracija nelegali. Visi dalykai, kurie šiaip tiesą pasakius jau buvo. Tai aš nelabai, tai paimkite mane už rankutės ir pabandykite mane pervesti per šitų žmonių minčių logiką. Taigi jau visi šitie dalykai buvo. Tai kodėl jūs norėtumėte juos pakartoti kitam poste? Aš manau, kad čia yra rimčiau, nors mes čia pokštaujam visai gerai, bet manau, kad čia yra gerokai rimčiau. Todėl, kad dabar, jeigu pasižiūrėt kontekstą ir ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje visur, atsirado daug tų vadinamųjų taikos šauklių. Ir tie taikos šaukliai, jie ką pasakoja paprastai, kad jeigu teiksite paramą Ukrainai, jeigu siūsite ten ginklus, reiškia karas tęsit, reikia elgtis priešingai, reiškia reikia nieko neduoti ir tada karas pasibaigs. Tai čia yra tai, ką transliuoja beje bent jau vienas iš kandidatų labai atvirai. Mano nuomonė, porą kandidatų drąsiai. Ir kiti galbūt truputėlį migločiau, bet vienas labai atvirai ir tai yra, mano supratimu, visiškai Kremliaus kantičkė. Tai aš tiesiog matyčiau čia kaip atkartojimą to naratyvo, nemėgsiu šito žodžio, bet geresnio dabar nesugalvoju. Jis yra labai nuvalkiotas. Kur įvairiose švenčionienių ir panašių veikėjų ten Facebookuose ar kažkokiuose kitokiuose raiškose ar ten video kažkokiuose matysime nuolat, todėl kad taip yra bandoma tiesiog sumenkinti paramą Ukrainai ir bandyti aiškinti, kad tie, kas yra už paramą Ukrainai, tie kažkaip yra už karą, o tie, kurie yra prieš, yra už taiką, kas yra šiaip absoliutus nonsensas. Čia norėjau dar greitai perbėgti irgi. Čia yra surinkta iš kelių atskirų komentarų visokie epitetai, ar ne, kaip minėjom komentarų pradžioje. Tai buvo Šetonytė, turėjom buldozerinę demagogiją, pavyzdžiui, yra. Ką jūs manote apie šitas toks neblogas toks? Gal, kad aš jau kai ginu savo nuomonę, tai ginu gana kietai, o demagogija tai čia gali būti taip, kad žmogui argumentai, kurie jam atrodo nepriimtini, jeigu jis laikosi visiškai priešingos nuomonės, tai jam atrodo, kad mano argumentai yra demagogija. Jeigu aš pasakysiu, kad viešosios paslaugos kainuoja, o jam atrodo, kad viską valstybė daro nemokamai, tai mano argumentai yra demagogija. Demagogiški. Šimonila. Šiaip skamba kaip jūsų repo koks nors vardas. Šimonila net nėra labai blogas. Čia toks aš kažkaip irgi pagalvojau, kad galėčiau kažkokią visai repo. Jūs su šito galėtumėte taip dainuoti visokius himnus. Iš tikrųjų, Šimonila nėra taip blogai. Šimonytė su Dulkiu statė namą po medžiu. Pasistatė ir gyvena, dun, kažkas dundena. Čia žmogus rašė iš tikrųjų. Ar sykiais ne Interpolas atėjo paklausti? Taip gerai buvo surimuota. Ar sykiais ne Interpolas atėjo paklausti, kur žmonių pinigai? O šitas eilėraštis tikrai neturi autoriaus? Autorius yra, anonimas, tikrai anoniminis autorius. Nes pagal... tai nebent kopijuota, gali būti, autorystė gali būti vogta 100%. Pagal stiliuką ir pagal ritmą ir pagal tai, kad nusimeta rimas antrame stulpelyje, galėtų būti Ponia Švenčioninė, pavyzdžiui. Ai, taip netgi sakot. Aš panašaus tokio tipo eilėraščių. Bet kaip ir jūs mėgsta pagirti jūsų kritikai, taip aš ją pagirsiu, kad bet net ir jin, man atrodo, tą galą surimuotų, čia jau tai buvo visiškai paleista. Taip, aš irgi pasistengiau. Jūs irgi atsinešėt komentarų? Taip, komentatorius vardu Shine Talent. Aš labai tikiuosi, kad jis bus talentingas arba jie, prašau. Klausia, kodėl Demiko kiekviename video turi pasigirt, jog buvo sporto salėje? Kiekviename video aš giriuosi, kad buvau sporto salėje. Ne, žmonėm taip atrodo. Faktiškai melas, aš mėgstu pasigirti, kad užsuku į sporto salę, bet tikrai ne kiekviename savo vaizdo įraše. Bet kai tik sportuoju, tai jūsgi žinote, jeigu aš neįsikeliu, kad pasportavau, reiškia, aš nesportavau. Čia yra interneto taisyklė numeris 1, tai dėl to aš turiu taip daryti. Aš esu įpareigotas. Gerai, žmogus vardu Yes and One sako, mes labai pasilgom tavęs, Deniko. Jis dažnai iškraipo, va taip. Taip, beje, pats geriausias iš visų yra Paul Bemikio. Paul Bemikio, žinot, kas šitą sugalvojo? Toks buvęs komikas, dabartinis statybininkas Pišius. Čia jis taip sugalvojo. Toks yra pas mus Lietuvos herojus ir jisai sugalvojo Paul Bemikio. Čia yra pats geriausias iš visų. Bet, kaip suprantu, taip smarkiai pasilgo, kad pamiršo netgi mano internetinį vardą. Ir net surašė vienu žodžiu, didžiosiom raidėm, tai aš manau, kad čia yra...
Nu, bet čia ženklas, kad aš tiesiog senai nekūriau į savo pagrindinį kanalą. Čia geras signalas. Ir beje, taip, tokį priekaištą galima turėti. Geras signalas, taip. Komentatorius vardu Inetyga. Oho. Štai ką sako. Prieš 4-5 metus. O Jėzau, kaip senai kapsto. Patiko Pauliaus darbai. O dabar Landsbergių nupirktas. Taip, aš tik spėju. Dar geriau. Dar geriau. Nežinau, ar tie Marijo ūsai, ar pats sulochėjęs ant tiek, kad normalaus turinio jau nebesugeba pateikti. Pasimsiu pats. Va čia užpiš šetonytę ir už viską. Pasimsiu pats sulochėjęs. Ūsai čia neturi nieko bendro. Aš manau, kad mano ūsai yra fantastiški. Aš jų neatsisakysiu. Aš sakysiu, kad aš pats sulochėjęs. Ir paskutinis. Kada kitas video? Žinokit, kitas video, tikrai šitą galiu pažadėti, kitas video bus iki Europos parlamento rinkimų. Va. Tai negreit. Ne, tai labai negreit, bet jau kažkokią tai ribą vis tiek turime. Tai gerai, aš manau, kad jūs gal net geriau atsilaikėte negu aš. Aš jau pradėjau jau taip pakankamai nepatogiai savo kėdėje jaučiausi. Aš žinau, ko atėjau. Man tai buvo absoliutus surprizas, bet labai gerai. Ir su to, ponios ir ponai, mes tik norime jums priminti, kad gegužės 12 dieną vyks Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai kartu su pilietybės referendumu. Ir nežinau, kaip jūs, Ingrida, bet aš tai tikrai kviečiu. Ne, šiaip tai primiktinai reikalauju, kad visi atvyktumėte ir balsuotumėte ir pasinaudotumėte savo balso teisę. Aš ne tik visus labai raginu atvykti ir balsuoti prezidento rinkimuose, bet taip pat raginti visus savo draugus, giminės, artimuosius atvykti ir ypatingai gausiai dalyvauti referendume dėl pilietybės, kadangi tam, kad jis pavyktų, reikia labai daug žmonių dalyvaujančių ir sakančių taip. Kiek reikia žmonių? Labai daug. Tai visi labai daug, prašau, atvykite gegužės 12 dieną.